Sveiki visi, šiandieną nauja video apžvalga. Tai yra apie GoPruškę didžiąjų osmo bet kam skirtantį dalyką, tai yra aksesuarai. Ir gavau juos iš Lenkų parduotuvės Allegro. Ar buvo verta pirkti? Tai pirkau iš GR Pro parduotuvės per allegro.com svetainę. Atplėšiam. Va šitaip atrodo dėklas. Stambokas, ar ne? Nemažas. Visas pilnas, labai daug šmutkių. Nu ką, atidarom. Opa. Na, nemažai aksesuarų, tai pradedam dėlioti. Lazdelė. Parašyta Monopod Made in China. Taigi ne viskas iš Lenkų. Nu ką, jinai prasiskleidžia. Opa. Tokia. Čia galim užsidėti GoPruškę. Ką dar turim? Opa. Turim. Turim. Tripodį. Labai geros kokybės. Nu va, išsiskleidžia. Pigi plasmasė, tai gali tikrai sulūžti. Pažiūrėsim, ar tikrai laikys, bet, na, okei, patenkinama kokybė. Ką čia turim? Tai čia yra vandeniui skirtas laikiklis. Pasimti rankovę. Taip. Ir varyti, plaukti. Su juo, tai nežinau dėl ko čia tokia. Gal storesnis yra patogiau. Čia yra, kad tiesiog nepamestum rankenėlę, na ir varai. Galima iš tikrųjų netgi pademonstruoti. Va. Prisisukom. Dabar šitą rankenėlę, tai tiesiog ją prisukti prie vidaus. Nu va. Va taip. Galima plaukti, žiūrėsim, testuosimės. Kas čia? Nu va, lipdukai. Vairūs aksesuarai. Va. Išsibandysim, pasižiūrėsim, kuriuos galėsim pritaikyti. Dabar kol kas neįsivaizduoju. Opa! Ką čia turim? Tai čia turim neperšlampamus maišelius. Galima įsidėti daiktus. Labai pravers. Dėti kamerą. Kažką tokio. Trečias maišiukas. Opa, galvos laikiklis. Nice. Kaip jis atrodo? Opa. Tikriausiai, kad taip laikosi. Apsitempi normaliai, tai galima susireguliuoti dydžius. Vairios priemonės. Tai priedai. Tikriausiai čia priedai prie dviračio. Pasižiūrėsim, kurios galim naudoti. Va šitas dalykas yra labai geras prie mašinos. Prisiklijuojam prie mašinos stiklą ir galim filmuoti kažką. Mašinų vlogus, sėdint mašinui kalbėti, daryti podcastą, filmuoti kelionę. Dar kita dalis, va yra čia prie dviračio. Manau, prie rėmo pritvirtinti. Tai va dviračio rėmo laikiklis. O kas čia yra? O čia yra rankos laikiklis. Klijuojam ant rankos. Nu ir viskas. Ir čia dedu kamerą. Ir galiu smūgiuoti, gintis, plaukti. Pasidėjus čia veiksmo kamerą. Nu nerealus dalykas. Galima naudoti kaip laikrodį, aišku. Pasižiūrėti kiek laiko. Geras. Kitas dviračio aksesuaras. Opa. Vienas iš didesnių maišiukų. Čia bus liemenėlė. Ne didžiausias mėgėjas aš šitų liemenių, kadangi anas iki naudojau. Ir kamera labai drebėjo. Tai nežinau, ar bus verta naudoti, bet geras. Buvo čia. Šiltrišiukas. Mums susispaudė.
Kažkoks lankelis. Čia galima pridėti kamerą. Kam čia jis naudojamas, reikalingas. Nu, bet yra tai yra. Baltas maišiukas. O čia lipdukai. Galėtų būti spalvoti lipdukai, bet jie balti. Tai čia lipdukai tiesiog naudojami pritvirtinimui, kad nesužalotume jokio metalo, jokio pagrindo ar tiesiog pačios kameros. Jeigu žinote dar geresnį panaudojimo būdą, pasakykite komentaruose. Opa, pilnas vietas varžtų. O ką čia turim? Panašus į tripodį, bet čia yra moliuskas. Galima jį tiesiog lankstyti, pritvirtinti prie medžio ar kurios nors kitos vietos. Sudėti. Įdomu, ar jis laikys, nes jis labai minkštas. Aš tikiu, galvoju, kad jis nelaikys nieko. Bet, nu... Opa, dar vienas rinkinys. Įmautės, užsimauti, uždėti prie įvairaus pagrindo, liemenės ar bet kur kitur. Šitą mums reikia. Galima uždėti, kad ir prie šito tripodžio. Uždedam šitas kinietiškas tripodis. Veikia ar ne? Taip atrodo. Hello. Kaip ir laikos iš tikrųjų paspaudus. Nelūžta taip stipriai. Naujas vlogo tripodis. Faktiškai žiauriai geras, universalus daiktas. Gali vloginti, gali filmuoti, nardinti į vandenį, tai man net nereikėtų kitų tų aksesuarų. Ir tiesiog pasidėti kaip stovą. Kas gali būti geriau? Ok. Nu, kas čia? 2 hours later. Nu, tai šitas daiktas montuojamas ant šalmo viršaus. Taip galvojau, ką čia veiks su juo. Niekada nereikės tikriausiai. Nu, bet... Tai toliau, vairūs perėjimai. Daugiau šitų kištukų. Na, niekada nebus per mažai. Šniūrelis. Va, lipdukas. Spėju, galima dėti ant banglentės. Prisigalvoti galima bet kur. Dar vienas daikčiukas. Net neįsivaizduoju, ką čia darysiu su juo. Tai tiesiog paliksiu maišelį. O gal išpiešti. Atrodo kaip raktų pakabukos. Kitas lipdukas. Dirželis. Kempinėlė. Nu, ką čia darysiu? Minkšta. Tikriausiai kažkur pridėti, kad nesubraižytų ar nesugadintų plasmasės. Neįsivaizduoju, nu žodžiu. Kas žinot, ką daryti su jie, tai let me know. Žaisliukas, tai tikriausiai čia ant lentos priklijuojama. Va, su pasaitėliu. Na ir va. Toks dėklas. Spėkit, kiek čia aksesuarų. Čia yra 53 aksesuarai viename. 53 už kiek eurų? Už apytiksliai 40 eurų. Ir siuntimas buvo nemokamas į namus. Išsiunčiau ketvirtadienį, gavau pirmadienį, tai 4 dienas, 5 dienas kažkur siuntimas. Jeigu pats pirkčiau aksesuarus iš parduotuvės, tai tikriausiai gaučiau gal kokius 2-3 aksesuarus maksimum už tokią kainą. O čia gavau 53, tai nerealiai. Žinoma, daugumą jų nenaudosiu, bet galvos aksesuaras, galbūt tas krūtinės, galbūt kažką su dviračiu. Šitas bus nice. Be abejo, pagalvosim, kur tą kempinę dėti. Ir žinoma, dėklas. Tai ačiū, kas žiūrėjo šitą videosą. Kam reikia aksesuarų, tai žinot, allegro.com yra tikriausiai kone geriausia dabar parduotuvė tam pirkti. Iš tikrųjų, ar tai pirktum DJI Osmo, ar tai GoPro, nelabai yra ir pasirinkimo Lietuvoje. Ir kai aš norėjau nusipirkti, tai buvo tik skelbimai. Ir per skelbimus nebuvo pasirinkimų, plus kitose miestuose. Tai pagalvojau, kad kodėl neužsisakius kažko per internetą. Ir iki kito. Pum.